Sveiki. Žinot, darysiu trumpą video. Dauguma žmonių sako, o kodėl mes turim tą jogą užsiimti? Čia toks atėjęs naujas žodis, iš vis kažkoks iš vakarų ar iš rytų, nesuprasi, modernus, toksai kažkoks neaiškus, aptemtom kelnėm tampimusi kažkokie pratimai, kažkokia nesąmonė. Tai šitas žodis įgavo šitą reikšmę per laiką, nes jį naudoju net ne pagal paskirtį. Ir šitas žodis reiškia, šiaip jis reiškia tai fundamentalus visatos principas vienybė, kad viskas susijungia yra į vieną, nes vienas be kito negali. Kaip širdis, susitraukia, išsiplečia, susitraukia, išsiplečia. Tai susitraukimas, tas vėl ta vienas, tai yra ta joga, sakykime. Mes dabar visi įsiplėtę, išsiskirstę ir vėl visi nori grįžti į vieną, kaip širdis vėl susitraukti. Tai tas pulsacija, jinai vyksta begalybę amžinybių visatoje ir čia yra, mes tiesiog esam pasmerkti tam, mes neturim iš ko rinktis, nes mes esam to dalis ir tu darai jogą vis tiek, tu darai jogą kiekvieną dieną visada, nes tik nesąmoningai, pavyzdžiui, scrollini Facebook'e, žiūri Netflix'ą, tu darai jogą, Netflix'ai, ten filmai, įsijauti į herojų gyvenimą, ten ką jie daro, kaip ten dramos, viskas. Tu išgyveni jogą su tais žmonėms, su tais aktoriais filmo. Tu žiūri filmukus YouTube'ai, tu išgyveni tuos visus jausmus ir taip toliau. Tai mes vis tik tą jogą užsiimam. Ar mes valgom, pavyzdžiui, skaniai valgom, tu su maistu tampi vieną. Seksu užsiėmė, tu su tuo kitu žmogum nori tapti vienu. Viskas yra joga, tik tai, kad nesąmoningai daroma, už tai to kaifo, to malonumo neina patirt giliai. Jis toks, kaip apelsinų žievėjai. Tai nėra pats apelsinas, bet jis turi tokių saldžių vietų savy, už tai žmonės ir ant to užstringa. Bet yra joga, kurią tu gali daryti sąmoningai, siekdamas, tai yra kaip kelias, kaip būdas pasiekti patį kūrėją. Patį, Dievą, sakykime, tas žodis labai ne visiems primtinas, patį kūrėją pasiekti per tam tikrus veiksmus. Tai įsivaizduokit, jeigu Netflix'ą sukūrė žmogus, kompus, pramogas, o kūrėjas pats savo intelligence sukūrė žmogų, tai koks ten kaifas turėtų būti, kad tu susijai su tuo, iš ko viskas padaryta, ir skanumynai, ir kas tik nori. Tai čia tai yra mokslas, ir link ko aš lenkiu, kad mes visi tą jogą užsiimam, tik tai nesuprantam. Visi norim tapti vieną. Sako žmogus, aš noriu pabūti vienas. Tu nenori pabūti vienas. Tu nori pabūti ne su tuo, su kuo esi, arba nori pabūti vienybė, pavyzdžiui, kai vienas būni, tu nori, pavyzdžiui, gamtoj pabūti. Tu nori pabūti jogoje su gamta tada. Nes visiškai vienas niekas negali būti, nes iškart nudžiūsta ir vienam būti yra visiška mirtis. Kai aš būnu vienas, pavyzdžiui, kai buvo ramybė, aš būnu su pačiu gamtos ritmu. Nes ritmas mums yra nustatytas. Gamta yra nustačiusi ritmą, kaip būgnų ritmas tam tikras. Tau tik reikia prie to ritmo prisiderinti. Įeiti į tą ritmą. Ir tu jau jogu. Nes, kai sako, jogos kelias, dvasinis kelias, tai nėra iš taško A į tašką B kažkur nueit. Tai yra kaip konvejerio diržas, ant kurio tu tiesiog turi išstovėti. Teisingai elgdamas, tu tiesiog išstovi ir tavęs neša. Tai nes ne mes jį sukūrėm. Čia įdomi kalba tokia, tai kodėl tą jogą reikia daryti, tam, kad pasiektų aukštesnę palaimos būseną, kaifo tiesiog būseną.